Kur paslėpė Vidą lavoną? Kieme. Kieno? Dangės. Kas galėjo pagalvoti? Išaiškėjo visa tiesa apie Laimos sveikatą. Pasirodo, jis seniai serga. Nepagydoma liga ir nuo visų slepia. Jai liko daugiausia savaitę. Tai Vituk, mes turime paskubinti tavo žmogų dėl palikimo. Vida šėtas. Pagalbos nereikia? Supranti, kad jinai mane pabučiavo, ne aš ją. Rokai, kaip tu nematai? Nerugilė problema. Nori, kad įsiskirčiau su Saulė, taip? Aš galvau, kad jinai viską žino. Klausyk, aš myliu Saulę. Ir niekam neleisiu gadinti mūsų santykių. Aš tave myliu. Tu savo šeimą žadėjai dėl manęs palikti, supranti? Praleisk mane, arba aš viską pasakysiu Rokui. Laikas ir jam sužinoti visą tiesą. Rokai, kas yra? Aš noriu skyrybų. Tu nori skyrybų? Taip. Nematau jokios prasmės saugoti santuoką, kuri jau ir taip seniai subirėjo. Tai čia kerštas už tai, kad aš pasakiau Saulei dėl to bučinio? Baigtų, koks kerštas? Kodėl taip darai? Žinai, kad aš tave myliu. Myli. Aš tik žinau, kad tu ruošiais mane palikti ir kad tu turėjai mylužį. Netiesa! Aš niekada neturėjau kito vyro. Gerai. Aš dabar esu su Saulė ir jos jausmai man yra svarbiausia. O Lėja? O tu apie ją pagalvojai? Kaip jinai sureaguos, kai sužinos, kad mes niekada nebebūsim kartu? Lėja nebe mažas vaikas, jinai viską supras. Ir jeigu iš tikrųjų rūpi Lėja, aš tikiuosi, kad skyrybos bus greitos ir taikios. Tikiuosi tam nesipriešinsi. Nežinau. Man reikia apie tai pagalvoti. Paskutinį kartą klausiu. Ko lindai į mano seifą? Pinigų šiek tiek pasiskolint norėjau. Nemeluok. Žinau, ko tu ieškojai. Aš prašau nešaukti ant manęs, Vytautai, nuo pat ryto. Dabar man aišku, kodėl iš vakar taip pasigėriau. Tu kažko įpylei man į vyną. Nu, Jėzus Marija. Nu, kiek galima klausyti šitų sąmokslo teorijų, Vytai? Aš nebenoriu klausyti šito absurdo. Nu, kiek galima? Diktofono ieškojai. Taip. Viešpatie. Aš galvoju, kad tu pasikeitė, kad tu myli mane. Bet aš ir myliu tave. Meluoji. Nemeluoju. Nemeluoju. Gerai, aš ieškau diktofono. Bet žinai kodėl? Todėl, kad aš bijau. Siaubingai bijau. Ko? Ko tu bijai? Viešpatie, ko tu bijai? Tik puikiai žinai, kad aš tavęs niekada neišduosiu. O jeigu dar kas nors sugalvos tave apvogt, paims ne tik tavo pinigus, bet ir sugalvos paimti diktofoną. Aš nesijaučiu saugi, supranti, Vytai, kol nesunaikinom įrašo. Aš bijau, aš miegot negaliu, aš ramybės nebeturiu. Ir tu manai, kad aš patikėsiu po to, kai vakar man kažko pripylė į vyną? Vytai! Eik lauk! Ai, tai mes įsiskyrė, paleis mane! Išsiskyrė, tu nešėjai mano vaiką. Jis lygiai taip pat gali būti ir Zuko vaikas! Tau užtenka, kad jis užrašė tavo akciją. Paleisk vaną! Eik iš čia. Man nepatinka, kai kas nors spurtauja prieš moteris.
Vaiva yra mano. Tai nereiškia, kad gali prieš ją smurtauti. Aišku. Niekas nebaigta. Čia pas jūs dažnai taip? Kartais pasitaiko. Ačiū Jums. Sveikatai. Ačiū. Šum. Ai, karšta. Už rankenėlės laiky. Surūgęs kažkoks? Kas ar? Ne. Žinai, man vis tiek neišeina iš galvos vakarykštis susitikimas restorane. Man vis tiek atrodo, kad tu perdėtai sureagavai Janą ir Emilį. Aš tik noriu Aną apsaugoti, kad Emilis jos daugiau neįžeistų ir neįskaudintų. Tai tikrai nepavydas? Su šautuvu mane pas Emilį nenuvarytum. Čia gal tu manęs pavydį? Ne? Nagi, aš myliu tave. Ir nesiruošiu tavimi dalintis nei su vienu kitu vyru. Neteks. Tikiuosi. Kągi tai... Kol nepersigalvojai? Ką čia tu darai? Prašau tavęs, kad tu būtum mano žmona. Aš gi neišsiskyrus. Tai tik laiko klausimas, ar ne? Tai ir sutiksi. Taip. Gerai, o dabar lik niekur nieko, toliau geriam kavą. Nustebinai. Atėjai vėl kabinėtis? Rugilė, klausyk, aš norėjau atsiprašyti dėl vakar. Leisk. Tai, kad buvai girtas, nepateisina tavo elgesio. Aš suprantu. Bet viskas, ką sakiau, yra tiesa. Aš tave mylėjau, myliu ir mylėsiu. Nepradėkim, gerai? Bet kodėl tu man neleidi tau padėti prisiminti viską? O kas tau sakė, kad man reikia kažką prisiminti? Kur tavo gangsteris? Ir tau labas rytas. Ai, neturiu laiko šitą mandagybę. Kur? O kam tau Leo reikalingas? Na, man reikia, kad jis kai ką iš Vyto paimtų. Pavogtų. Nu ko dabar jau nepasidalinat? Koks tau skirtumas? Tiesiog įtikinki, kad man padėtų. Prašau. Ir reikia greitai. Kristė. Ne. Kodėl ne? O jeigu policija jį pagaus? Tau koks skirtumas. Jis eilinis nusikaltėlis. Jis man reikalingas. Jis tau patinka? Nenusišnekėk. Man tiesiog reikia, kad jis padėtų sutvarkyti vieną reikalą. Jis tau patinka. Bet man keista. Po Roko, Leo, skonis keistas. Gal. Žinai ką, mama? Jau ne tau mane mokyt, kaip vyrus rinktis. Jeigu nebūtum su Povilu miegojus, dabar nereikėtų su Vytautu santykiu aiškintis. Ir apskritai man jau čia visos tavo intrigos ir machinacijos. Iš anksto esu dėkinga už pagalbą. Lauksiu žinių. Aš tau nepadėsiu.
Rugilė, palauk. Ko tu dar nori? Aš noriu tau padėti. Tai ir padėk, dingdamas iš mano akių ir mano gyvenimo. Bet paklausyk, ar tu girdi, ką aš sakau, mes mylėjom vienas kitą, dar keli hipnozės seansai ir tu tai prisiminsi. Man nereikia padėti prisiminti to, ko aš niekad nepamiršau. Tu prisimeni, kad mes buvom pora? Taip, aš net norėdama to nepamiršiu. Rugilė, duok man antrą šansą. Aš tikiu, kad viskas gali būti taip, kaip buvo. Aš ir to tikiu. Tikrai? Taip. Tik ne tarp mūsų, tarp manęs su Roku. Labas. Labas. Aš norėjau su tavim pasišnekėti. Aišku, jeigu tu turi laiko. Gerai. Tik aš pirma. Dangi, man tikrai labai nesmagu dėl to, kas įvyko. Tikrai nenorėjau tavęs įskaudinti. Aš žinau. Dėl to ir atėjau. Aš norėjau irgi... Aš atsiprašau dėl to, kas restorane įvyko. Tai čia aš turiu atsiprašyti. Dangi, aš tikrai norėjau tau papasakot, bet, vis kažkaip nepapasakojau. Mes artimos draugės. Ir nereikia gadinti mūsų draugystės, ar ne? Taip. Tai ką mes čia dėl tų vyrų dabar draugystę gadinsim? Dangi. Aš tikiuosi, kad Emilis tave padarys laimingą. Tik taip, būk atsargi, gerai? O man Povilas pasipiršo. Ką? Rimtai? Taip. Taip, tik tai reikės išsiskirti abiem iš pradžių. Dangi, kaip aš dėl tavęs džiaugiuosi. Ačiū. O čia tai naujienos, ar ne? Taip, čia tai naujiena. Kaip Laima? Nepabudo dar po vakar. Eina sau. Saulė nori pakalbėti apie Rugilę. Aš apie ją nenoriu kalbėti. Aš paprašiau skyrybų. O kodėl būtent dabar? Mane apsidžiaugsi. Aš negaliu visko taip greit užmiršti. Nėra ten iš vis ką užmiršti, Jėzus Marija. Ten buvo tik bučinys. Saulė. Saulė. Aš tave myliu. Kalbėkime apie tai vėliau.
Rugilė! Kas čia? Čia aš. Atnešiau tavo arbatos pagal mamos receptą. Padeda nuraminti nervus. Va, prašau. Ačiū. Tai gerk. Ir kodėl tie vyrai tokie idiotai? Nes jie yra idiotai. Nu, taip tampit neščia moterį. Gėrė visą naktį, gal čia nuo to jam tai pasidarė. Tiesą sakant, aš maniau, kad Aistis pasikeitė. Matai, kokias mes naivus. Nu. Gerai, tu ilsėkis. Aš einu dirbti. Jeigu ko reikės, tai skambink. Arba tiesiog pakviesk mane, gerai? Čia. Va. Štai vyrai. Kasit čia. Prie pat namo. A jūs tikra, kad čia yra vandens? Tikra. Virgulininkai tikrino. Sakė, čia geriausia vieta šuliniui. Kaskit. Gerai, kaip norit. Auksė? A. Aš maniau, kad mes jau baigiam šitos cirkus. Cirkus? Kodėl? Aš tiesiog noriu įsikasti naują šulinį. Kokį dar šulinį mes jau turim vieną? Tai kad ten vanduo išžuvęs, neįmanoma nieko pasemti. O mums su Dangė jau užtenka. O mane? Aš prie savo šulinio naujo prijungsiu siurblį, nuvesiu į namą, pasidarysiu naują dušą, tualetą. Na, žinai. Na? Man atrodo, kad tu bandai mūsų išvesti iš kantrybės. Povilai, aš noriu pagerinti sąlygas. Gyvenimo. Nelaikyk manęs kvailiu, gerai? Tau šitą sodybą niekad nerūpėjo. Nu, kaip tau atrodo, kur aš gyvensiu, kai tavo laima mane išmes iš dvaro? Brangutė, kalbėk, ką nori, bet mudu puikiai žinom, kodėl tu tai darai. Gal nesusireikšmink taip, Alfonse. Kada jie čia baigs kasinėt? O tie mano vyrai kas tol, kol ką nors iškas. Tikiuosi greitai. Tu manęs nepamiršai, Rugilė. Tu tikrai pasiryžai su ją skirtis? Taip. Aišku, kad taip. Tu esi mano žmona. Klausau? Nepyk, kad trukdau, Rokai. Aš tik paskutinį kartą norėjau išgirsti tavo balsą. Kur tu esi? Nekaltink manęs dėl to, ką aš padarysiu. Dėl ko nekaltint? Aš tau už viską atleidžiu. Rugilė, ką tu ruošies daryti?
Tu buvai teisus, aš visiems tik trukdau ir be manęs visiems būtų tik geriau. Klausyk, o mes negalime apie tai namie pasikalbėti. Aš neturiu namų. Rokai, aš neturiu tavęs. Rugilė, ką tu ruošiesi daryti? Pasakyk Lėjai, kad aš ją myliu ir pabučiuok ją nuo manęs. Rugilė. Rugilė, alio. Rokai, kas vyksta? Tai Rugilė. Ką sakė? Nežinau, toks jausmas, kad nusižudyt nori ar ką.